Jeigu galvojate atostogų metu pasimti chatos privačių baseinų vidury niekur, tai čia jums reality checkas. Pirmas dalykas, tikėjus į chatą, viskas atrodo labai fancy, labai gražu. Baseinas, staliukai, gultai. Neišsigąskit žodžiu nuo vėjo. Pirmas minusas yra vabalai. Ir tavarsne, jų yra belekiek. Nes čia yra gamta. Yra pilna augalų, čia yra pilna gyvūnijos, pilna visko. Tai pastoviai susidursit su musikėm, uodais, širšikėm, bitės netgi buvo kelios, žiogai, drugeliai, žodžiu, visko pilna. Tas dalykas, vanduo yra ledinis, vanduo yra žiauriai šaltas ir tarsi įlipti į vandenį labai norisi. Galbūt kartais 3 kartus iššokau iš viso per mūsų kelionę. Šiuo metu mes esame čia 4 dieną, tai 3 kartus buvau šokus į vandenį, tiesiog atsigaivinti iš po žygio, kai grįžom namo. Trečias dalykas, kadangi mes esame vidury nieko, mes esame ant kalno, vėjas čia yra nesveikai didelis. Taip, kad pasideginti ramiai ir pasigulėti nelabai irgi išeina dėl vėjo. Ką tik pamačiau vorą, tai nelabai esu patenkinta, bet paskutinis 4 dalykas, Wi-Fi'us nelabai veikia. Kartais net iš viso ryšio neturi. Kaip ir gerai, jeigu nori pailsėti nuo miesto šurmulio, bet aš vis tiek noriu turėti internetą, o vdruk man prireiktų. Čia jaučiu toks paskutinis dalykas užtvirtinimui, pasideginti nelabai išeina, nes aplinkui pastoviai skraido tai uodai, tai širšės, tai bitės, tai visa kita pastoviai skraido aplink tave ir aplink tavo galvą, tai bandžiau pirmą dieną va čia ant sulytas pasideginti, nelabai išėjo, tiesiog nes vabzdžiai užpuolė. Apart to, šiaip vakare išeiti čia pasidėti, pažiūrėti kokį filmą ar pagerti vyno su tokiu vaizdu, tikrai visai faina. Tai va, tiek.